Vilniuje privačiomis lėšomis pradedamas statyti daugiafunkcinis sporto centras. Nauja traukos vieta profesionalams ir vilniečiams, mėgstantiems aktyvų laisvalaikį. Jau šių metų pabaigoje šalia Viči vandens parko iškils centras skirtas badmintonui, paplūdimio tinkliniui ir paplūdimio tenisui. Į centrą numatyta investuoti daugiau nei 3 milijonus eurų. Tai pirmasis per 26 nepriklausomybės metus Lietuvoje tokio tipo centras, kuris atitiks aukščiausius pasaulinius standartus ir atvers galimybę rengti tarptautinius badmintono ir paplūdimio tinklinio turnyrus. Taip, aš pirmiausia noriu pasakyti, kad tai didelė reikšmė, todėl kad mes tokį objektą privatų pradedam statyti olimpiniais metais ir ne kam kitam, o olimpiniam sporto šakom. Tai aš manau, kad tai yra, labai simboliška ir labai prasminga. Antras dalykas, iš tikrųjų, paskutiniu metu, kaip viceprezidentas, turiu galimybę prisiliesti prie tinklinio sporto ir buvau Baku olimpiadoje Europos ir sirgau už mergaičių, reiškia, labai gerus pasiekimus ir prezidentas juokėsi, sakė, kad buvau kaip geras toks simbolis, kol buvau, tol jom sekėsi. Tai aš manau, kad iš tikrųjų turbūt svarbiausia yra tai, kad privačios lėšos ateina į sporto infrastruktūrą. Čia yra labai svarbu, nes aš pats esu ir Olimpinio komiteto viceprezidentas ir Lietuvos kūno kultūros ir sporto fondo tarybos narys. Ir aš matau, kad daugelis infrastruktūros, kurią mes turime, nėra išnaudojama taip, kaip tai turėtų būti daroma. Nėra sakykime, maksimaliai panaudojama, nėra panaudojama pagal paskirtį. Kartais prašomos lėšos nueina ne ten, kur reikia. Tai aš manau, kad mes čia turėsim objektą, kur turėtų viskas būti idealu, nes niekada privatininkas neleis niekam atsitikti tam, kas neturi atsitikti. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad tokios sporto šakos kaip badmintonas, kaip tinklinis, tai yra iš tikrųjų olimpinės sporto šakos, kad jos pritraukia privačias lėšas. Ne tik krepšinis, bet iš tikrųjų daugelis olimpinių sporto šakų tampa įdomios komercijai, tampa įdomios investitoriams. Tai aš manau, kad tai rodo, kad visos sporto šakos turi ateitį Lietuvoje. Mes kažkaip esame pratę, kad krepšinis tai yra religija, ten futbolas tai yra masinis sportas, bet aš manau, kad iš tikrųjų mes turime keliasdešimt olimpinių sporto šakų ir visos jos turi teisę gyvuoti ir pasiekti savo laimėjimų ir ką rodo ir plaukimo atvejais, kada įdedi širdies ir energijos ir atsiranda rezultatai ir tautos pasididžiavimas to. Tai aš tikrai linkiu, kad tas kompleksas, kurį šiandien čia, kurio startą čia šiandien, reiškia, kaip ir pažymėsim, kad jis iš tikrųjų būtų gera pradžia šitų sporto šakų tokiam olimpiniam startui ir turėtumėm tikrai kitai olimpiadai, turėtumėm ne po vieną, ne po du iš tokių mažų olimpinių sporto šakų, bet po 10 žmonių, kurie važiuos į olimpiadą ir gins šalies garbę. Modernus kompleksas prisidės prie profesionalų sportininkų pergalių ir Lietuvos vardo garsinimo pasaulyje. Tikiu, kad tapsime svarbia aktyvaus vilniečio laisvalaikio dalimi. Per metus tikime sulaukti apie 250 000 lankytojų. Statybų pradžios ceremonijoje, kurios metu į pamatus įkasta kapsulė, sakė daugiafunkcinio sporto centro vadovė Ieva Šemberienė. Mes žemiau pasirašiusieji skelbėme daugiafunkcinio sporto centro iškilsiančio Vilniuje Ozo gatvėje statybų pradžią. Įkasdami šią kapsulę įsipareigojame pastatyti centrą skirtą badmintonui, paplūdimio tinkliniui ir paplūdimio tenisui. Šiandien mes susitikom tokioje vietoje ir šie patys metai, jie yra olimpiniai metai sportui. Ir tai, kad vyksta kapsulės įkasimas, jūsų nuomonė sportui, tai reikšmės turi šitos bazės kūrimasis? Aš manau, kad ypatingai turi, čia gal simboliška, ką jūs sakot, kad olimpinė žaidynių metai, sakykime, olimpiniai metai, mūsų sportininkų tikrai jau nemažas būrys yra atsirinkęs į olimpinės žaidynės, bet svarbiausia tai gal kitas dalykas, kas džiugina čia šiandien būtent šis momentas, kad mes turime tikrai verslo, privataus sektoriaus, sakykime, iniciatyvas, kurie tikrai pasiryžę investuoti į sporto infrastruktūrą. Tai tą, ką daro vyriausybė, sakykime, kiek investuojama į lėšų yra per savivaldybės į sporto infrastruktūros plėtrą, tai pridedant verslą, tai tikrai mes galim pasiekti daug didesnių, sakykime, ar platesnių rezultatų, ko siekiame iš tikrųjų, kad Lietuvoje pagaliau atsirastų ir galbūt maža infrastruktūra mažose vietose, sakykime, ar kaimiškose vietovėse, ar mažose miesteliuose, ar miestuose, kas Vilniuje, sakykime, labai aktualu yra, nes tikrai Vilniuje gyvybiškai trūksta infrastruktūros sporto įvairios, tiek lauko, tiek uždarų patalpų ir panašiai. Tai šitas tikrai iniciatyva yra labai sveikintina ir aš džiaugiuosi, kad vis dar mes turim žmonių, kurie ryžtasi tom investicijom, sakykime.
Na, o sporto resursai, garsinant mūsų šalį, dabar olimpinių metų kontekste, mes juos sugebam išnaudoti, ar dar lieka vietos, ko nepadarom? Aš manau, kad mes tikrai Lietuvoje nesame išnaudoję sporto nei savo, sakykime, politikai įgyvendinti, net ir užsienio politikai, sakykime taip, net ir vidaus politikai, kur tikrai tinkamai galėtumėm galbūt dažniau pasidžiaugti mūsų sportininkų laimėjimais ir labiau juos akcentuoti ir labiau sureikšminti, nes tikrai mes turime puikių sportininkų, pasaulinio lygio sportininkų, sakykime, ir atvyksta pas mus ir šiandien kaip tik lankėsi ir vakar Tarptautinės irklavimo federacijos prezidentas. Tai nevyksta į šalis tarptautinių federacijų prezidentai šiaip savo, kad pasižiūrėti, kaip čia mums nesiseka. Atvyksta tada, kai tu esi stiprus ir kai tu tikrai sieki aukščiausių tikslų, tai tikrai mes esam vertinami ir ne vienoje, ir ne dviejose, ir ne tik krepšinyje esam vertinami, kur irgi lankėsi praeitais metais Tarptautinės federacijos prezidentas, ir turime kokias 4 sporto šakas, kur mes tikrai vieni iš geriausių pasaulyje esam. Tai čia mes galim lygintis, aš netgi drįsčiau palyginti, sakykime, taip sportą arba atskiras sporto šakas su, pavyzdžiui, interneto plėtra, šviesolaidžio plėtra, kur mes esam pasaulyje vieni iš lyderių. Tai čia tas pats yra. Mes turime tas sporto šakas, kur mes esam pasaulyje lyderių. Bet kas apie tai garsiai kalba tiek daug, sakykime, taip ir emociškai gerai. Na, galbūt tada, kai laimi ar Rūta per savo plaukimą, ar ten krepšininkai medalį iškovoja. Bet iš tikrųjų tai tų medalių ir daugiau yra iškovojama. Tai kažkaip mes taip per tyliai juos sutinkam. Tai tikrai neišnaudojama. Aš manau, ką jūs klausėte, tai dar toli gražu. Mums reikia visiems daugiau apie tai kalbėti ir galbūt to dėmesio, bent jau departamente mes tengiamės tą dėmesį skirti ir kviečiamės visus tos medalininkus įvairių sporto šakų, nesvarbu net ir tų, kurių gal negirdėtosios yra, bet mums svarbu su tai žmonėmis bendrauti ir žinoti, kuo jie gyvena, tai bent jau jiems dėmesį rodome. Bet į visuomenę, sakykime, daugiau to dėmesio turėtų būti skiriama ir galbūt pati vyriausybės lygių iš tikrųjų dar reikėtų dar aukštesniam lygiui, sakykime, daugiau to dėmesio parodyti. Anot geriausio Lietuvos badmintonininko Kęstučio Navicko, sportininkams iki šiol trūksta tinkamos badmintono infrastruktūros. Pasaulinio lygio centras su moderne treniruočių baze gera žinia visiems šio sporto profesionalams ir entuziastams. Geresnės treniruočių sąlygos leidžia tikėtis geresnių rezultatų ateityje, įsitikinęs Kęstutis Navickas, kuris pernai Europos žaidynėse iškovojo bronzos medalį. Na, Kęstuti, galiu sakyti, kad tai, kas vyksta šiandien, yra senos svajonės išsipildymas? Taip, visiškai. Man asmeniškai ir badmintonui, man atrodo, ta prasme, kad aš visą daug metų sportavęs užsienyje ir buvau ne dėl to, kad man tai labai patiko, bet buvau ir daugeliu atveju priverstas sportuoti užsienyje dėl to, kad trūko sąlygų ir salių. Tai čia, man atrodo, yra tikrai labai emocinga akimirka visai badmintono šeimai ir tikrai džiaugiuosi ir sveikinu badmintono šeimą visą, kad mes turėsime naują areną. Na, iš tikrųjų, pats esi Lietuvą garsinęs įvairiuose turnyruose. Ar tokių sporto bazių atsiradimai duoda vilties, kad tokių kaip tu atsiras daugiau? Žinote, badmintonas yra labai sunkus ir universalus sportas. Taip, tai yra labai didžiulis žingsnis į priekį, o kaip atsiras ar ne, tai yra daug metų sunkus darbas. Tai aš tikiuosi, kad arena padės pritraukti daugiau vaikiukų sportuoti ir mes visi kartu sugebėsime juos įkvėpti tam ilgam keliui, kurio reikia pasiekti tų aukštumų. Šiuo metu tarp centro ir Lietuvos badmintono bei tinklinio federacijų atstovų vyksta derybos dėl lengvatinių galimybių centre treniruotis profesionalams. Badmintonui kaip sportui tokios bazės atsiradimas rezultatam įtakos daug turės? Jo, iš tikrųjų rezultatai daug turės, nes vis dėlto šią dieną didžioji badmintonistų dalis sportuoja mokyklų sporto salėse. O kaip žinoma, mokyklų sporto salės netitinka tų visų reikalavimų, nes ir lubos per žemos, plunksnukas kartais skrenda ir į 9 metrų aukštį, taip kad mokyklose trukdo tos konstrukcijos. Dažnai būna aikštelėse, krepšio lankai išlindę mokyklose į aikšteles ir iš tikrųjų čia bus tikra erdvė sportuoti sportininkams. Tai yra, nes čia bus galima įvykti aukščiausio lygio tarptautinius turnyrus, tai yra ruošti žmonės, kelti jų meistriškumą tikruose arenose.
O šitas sporto centras, jisai bus Vilniui. Ar tikitės, kad galbūt tokie centrai atsiras ir mažesniuose miestuose, tokiuose galbūt, kaip Klaipėda ar gal net ir Tauragė? Žinokit, čia labai priklauso nuo privačios iniciatyvos. Kaip matome, šitą kompleksą stato privatus investuotojas, investuoja į žmonių sveikesnį gyvenimą. Vilniui šiuo metu sportuoja gal iki 1000 sportininkų, aktyviai pakankamai, mėgėjai, aukšto meistriškumo sportininkai, vaikai. Tai skaitykim, toksai sporto kompleksas atsiradimas, tai labai svarbus yra tai sportuojančiai bendruomeniai. Kai toksai sportuojančių žmonių kiekis atsiras galbūt kitose miestuose, irgi atsiras privatus investuotojas ar valdžia, ar miesto valdžia galbūt jau galės investuoti į vienokią ar kitokią specializuotą sporto bazę. Be šiai dienai mes labai džiaugiamės, kad Vilniui tokie yra. O apie kitus miestus reikės palaukti. Vis dėlto tai yra pirmasis toksai projektas per mūsų visą Lietuvos nepriklausomybę, kur privatus investuotojas stato areną nelabai populiariai, kaip sakoma, ne krepšinis, ne religija, o tokiai sporto šakai kaip badmintonas. Labai džiaugiamės tuo. O ar galima sakyti, kad būtent šitą iniciatyvą rodo tai, kad badmintono populiarumas mūsų šalyje sparčiai auga? Jo, aš manau, kad šitą iniciatyvą vis dėlto badmintono populiarumas šalyje auga, jisai pastoviai po 5-20% kiekvienais metais. Pavyzdžiui, nes šiemet yra įsisteigę 3 miestuose badmintono klubai. Bet aš manau, tą impulsą privačiam investuotojui statyti čia, investuoti badmintoną, vis dėlto davė Kęstučio Navicko medalis Baku žaidynėse Europos pirmose. Kol kas būsimasis sporto centras neturi ir pavadinimo. Vyksta aktyvios dėrybos su keliomis įmonėmis. Džiugu, kad mieste randasi investicijų orientuotų į vis labiau populiarėjančias sporto šakas. Tokios verslo iniciatyvos pirmiausia yra gera žinia aktyvų laisvalaikį mėgstantiems vilniečiams, o tuo pačiu Vilniui, kuris pateks į tarptautinį badmintono ir paplūdimio tinklinio turnyro organizatorių žemėlapį. Esu tikras, kad galimybė mūsų sportininkams treniruotis Vilniuje prisidės prie reikšmingų jų pergalių tarptautinėse arenose, sakė Vilniaus miesto vicemeras Linas Kvedaravičius. Tai labai didelis žingsnis į priekį, vis tik tai Lietuvos klimatinės sąlygos nesąlygoja labai palankiai vystyti šitą sporto šakas lauko sąlygomis. Ir akivaizdu, kad tokio komplekso atsiradimas yra žingsnis į priekį. Labai smarkiai populiarėjančiai sporto šakai badmintonui ir pliažo tinklinis atranda vis geresnius rezultatus, rodo mūsų merginos, vaikinai. Tai populiarėja, labai stipriai populiarėja. Vilniuje akivaizdžiai trūksta šitų erdvių, kur galima būtų šito sporto užsiiminėti, ir labai džiugu, kad tokio didžiulio komplekso statyba prasidėjus ir šiandien įkapsim simbolinę kapsulę. Sakykit, jūs vis tiek esate ir sporto žmogus, ir olimpiniai metai. Tai, kad šios bazės pradžia olimpiniais metais jums pačiam asmeniškai turi kokią reikšmę? Be abejo turi, ir apskritai Vilnius jau sakysim taip, veido atsisuko į sportą ir planuojame ir baseinų statybos, ir stadionų renovacijos. Šiemet 15 viešų aikštynų krepšinio bus atremontuota, surestauruota, įrengta naujų. Tai galų gale reikia leisti žmonėms ir sudaryti sąlygą sportuoti. Juk turim tam galimybės lauke aktyviai praleisti laiką ir tiesiog kaupti sveikatą ir geriau tada dirbsim. Tai manau, kad ir tokie aikštynai, ir tai olimpiniai metai yra labai simboliška, bet džiugu, kad Vilnius vis tik tai pradeda tą senai lauktą ekspansiją į sportą. Bendras komplekso plotas sudarys 4500 kvadratinių metrų. Po daugiafunkcinio sporto centro stogų bus įrengta 16 badmintono aikštelių, 4 uždaros paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso aikštelės, sukurta virš 400 kvadratinių metrų ploto universali treniruočių erdvė. 2017 metais po atviru dangumi šalia komplekso bus įrengtos 5 paplūdimio tinklinio aikštelės. Į kompleksą investuojantis Vičiai vandens parkas skirs sklypą šiam statiniui, o vėliau administruos centrą. Daugiafunkcinio sporto komplekso statybas vykdo bendrovė Access Power ir nekilnojamo turto projektų vystymo įmonė Realco. Centro architektai įmonė Tiksli forma.
Na, o mes būdami Vilniuje, sporto specialistų paprašėme paprognozuoti, kaip seksis mūsų olimpiečiams Rio de Žaneire. Paprognozuokit, kaip mūsų sportininkams seksis olimpinėse žaidynėse. Žinote, kai buvau jaunas Dviračių federacijos prezidentas prieš Londono olimpinės žaidynės, tikrai prognozavau, kad Simona Krupeckaitė parveš kokį nors medalį, reiškia, ir dėjau visas pastangas tam, ir visa federacija stengiasi, ir olimpinis komitetas, visi. Bet sportas tuo ir yra įdomus, kad kartais nelaimi tie, iš kurių labai tikiesi, o nugali tie, kuriuos tarsi tu laikėjai, kad jie nugalėtų, bet gal... Svarbu dalyvauti? Jo, svarbu dalyvauti. Iš tikrųjų, daugelį šalių olimpinis judėjimas remiasi šiek tiek kitokiais principais. Mes Lietuvoje, tarsi mums atrodo, kad jau krepšininkai neparveža medalio, tai jie jau ne krepšininkai, arba nėra tautos didvyriai, ar ten apie kitas sporto šakas kalbant. Daugelis šalių olimpiniai judėjimai remiasi principu, kad kuo daugiau olimpinį standartą atitinkančių sportininkų išvažiuotų į olimpinės žaidynės. Jeigu jų išvažiuos 100, tai 100 šansų, kad turėsi medalį. Jeigu išvažiuos tik 30, tai tik 30 šansų, kad jį turėsi. Taip, kad aš manau, kad kartais reikia iš tikrųjų nustoti galvoti tik tokią materialią išraišką, kad mes gavom ten gabalėlį. Džiaugtis procesu. Jo, džiaugtis tuo, kad mes turim žmonių, kurie ten gali būti, kurie gali bandyti. Ir aš tikrai tikiu, kad Lietuva ne tik tai gali, bet gali ir tų medalių parvežti. Bet prognozuoti tikrai čia yra, aš manau, kad yra kas tai daro ir be manęs labai gerai. O aš tik tai tikiuosi, kad mes padarysim viską, kad išvažiuotų visi sportininkai, kurie turi iškovoję tą teisę važiuoti, kad jie ten gyventų gerom sąlygom, kad jie turėtų geras sąlygas treniruotis ir pasiekti tų rezultatų, kurių laukia Lietuva iš jų. Na, jau vis tiek yra labai daug sportininkų, žinoma, kurie patenka į olimpinės žaidynės ir jūsų kaip sporto žmogaus negaliu nepaprašyti paprognozuoti, kaip mūsų šaliai seksis. Na, prognozuotini, sakykime, ar lauktini yra berods 3 medaliai šitose žaidynėse. Aš manau, tai gali būti ir realus prognozavimas, gali būti ir jų ir daugiau. Aišku, sportas yra toksai, kad gali ir nepasisekti. Tai čia prognozuoti sportai yra visada labai sudėtinga ir pavojinga, sakykime. Tai, bet žiūrint į mūsų sportininkus, kurie atsirinkę ir jų pajėgumą, aš manau, kad mes tikrai turėtumėm iškovoti medalių. Na, Europos žaidynės jau vyko, dabar olimpiniai metai vyks olimpiada. Kęstutis Navickas nesiryžo prognozuoti, ar pateks ar nepateks, bet pakalbėkim dabar pasitaikius progai galbūt apie Akvilę Stopušaitytę. Kaip jai sekasi su olimpiniam žaidynėm? Jo, olimpinė atranka iš tikrųjų yra pasibaigusi gegužės 1 dieną, realiai prieš rezultatų paskelbimą ir Kęstutis ir Akvilė buvo viename lygmenyje. Tai yra atsirado po 3 papildomos vietas iš 2, buvo skiriamos 3 vietos laukiniam kortom, tai yra žaidėjim iš nepopuliarių, tai yra iš šalių, kurios nėra labai aktyvios olimpinėse sporto šakuose. Tai Akviliai pasisekė, tuo atžvilgiu, nes vis dėlto komisija neskyrė jokių vietų papildomų, o vaikinų vienetui skyrė Brunėjai, Surinamui ir Šri Lankai. Tai yra Kęstutis pasidarė kaip jau ir trečias už to vadinamo borto, už patenkančiųjų. Dar kitas dalykas, iškilo į viešumą japonų aukšto meistriškumo žaidėjų dalyvavimas lažybose. Tai Tarptautinė badmintono federacija nusprendė visiškai išbraukti japonų žaidėjus iš reitingų sąrašo ir reitingų sąrašo pakilo korėjietis, kuris Kęstutį dar perstumė per 1 vietą. Tai gavos, kad Akvilė šiai dienai patenka sąrašuose, o 4 kol kas yra laukiančiųjų sąraše, bet 4 už to borto. Taip kad taip susiklostė viskas nesėkmingai Kęstučiai ir sėkmingai Akviliai. Olimpiniai metai, jūs esate ir krepšinio žmogus, Lietuvos krepšinio rinktinė. Na, kaip galvojat, kaip mums seksis Rio? Na, aišku, norėtųsi palinkėti kuo geriausios sėkmės. Olimpiada, greitas turnyras ir kiekvienas pralaimėjimas gali nublokšti visas viltis. Bet rinktinė yra, žmonės važiuoja ten atiduoti savo širdį. Ir aš tikiu, kas bebūtų rinktinės nariais, jie važiuoja kautis už Lietuvą ir rodyti patį geriausią rezultatą. Be abejo, rezultatų prognozuoti dabar yra ganėtinai sunku, nes neaišku, kaip mūsų NBA žaidžiantys žaidėjai ar galės dalyvauti olimpiadoje ar negalės, dėl traumų, dėl kitų dalykų. Bet manau, kad rinktinė, kuri važiuos olimpiadą, atiduos visą širdį ir sieks geriausių pergalių, to aš ir linkėčiau.